Labas, su naujaisiais metais visus. Šiandien išeina speciali trumpa fizikos paskaita, skirta aptarti mūsų Žemės judėjimui kosmose. Štai mes esame planetoje Žemė, kuri sukasi aplink savo ašį ir sukasi aplink Saulę, kuri skrieja elipse aplink paukščių tako centrą, kuris yra traukiamas link Andromedos galaktikos mūsų vietinėje galaktikų grupėje. O Andromeda yra stumiama aplinkui mūsų kosminio superspiečiaus Lanakėjos viduje. Ir pagal galaktikos grupes ir spiečius jį glūdi didžiulėje KBC tuštumoje. Kosminėje tuštumoje, kuri yra didžiausia visatoje. Ir tik po 10 trukusių tyrimų mes galime pagaliau sudaryti pilną vaizdą ir tiksliai įsivertinti, kaip greitai judame erdvėje. Taigi ši trumpa fizikos paskaita yra skirta aptarti mūsų Žemės judėjimą kosmose. Nors jūs dabar žiūrite šį epizodą ir atrodo, kad esate stacionarūs, nejudantis, mes žinome, kad kosminėme lygmenyje tai tiesiog yra netiesa, nes kai Žemė sukasi aplink savo ašį, ji taip pat skrieja per kosmosą. Žemė, kaip ir visos mūsų Saulės sistemos planetos, skrieja aplink Saulę daug greičiau nei jos sukimosi greitis. Kad galėtume išlaikyti savo stabilę orbitą ten, kur esame, turime judėti maždaug 30 km/s greičiu. Vidinės planetos, tokios kaip Merkurijus ir Venera, juda dar greičiau. Išorinės planetos lėčiau. Be to, kai planetos skrieja Saulės sistemos plokštumoje, jos nuolat keičia savo judėjimo kryptį, o Žemė grįžta į pradinį tašką po 365 dienų. Na, beveik iki to paties taško. Čia yra reliatyvu, taip? Bet net pati Saulė nėra stacionari. Mūsų paukščių tako galaktika yra didžiulė, masyvi ir svarbiausia, ji nuolat juda. Visos žvaigždės, planetos, dujų debesis, kosminės dulkės, juodosios skylės, tamsioji medžiaga, viskas juda galaktikos viduje ir prisideda prie gravitacijos ir yra jos veikiami. Žiūrint iš mūsų perspektyvos, Saulė skrieja elipsės pavidalu aplink galaktikos centrą ir apsisuka per 250 milijonų metų. Tad galaktinių metų švęsti mums dėja nebus galimybės. Taigi apskaičiuota, kad mūsų Saulės greitis šioje kelionėje yra apie 250 km/s. Tai yra gan didelis greitis palyginti su Žemės sukimosi greičiu ir jos apsisukimo aplink Saulę greičiu, kurie abu yra pasvirę kampu Saulės judėjimo plokštuma aplink galaktiką. Taigi planetos išlieka toje pačioje plokštumoje. Tačiau pati galaktika taip nėra stacionari. Ji juda dėl visų šalia esančių galaktikų spiečių ir dėl tolimesnių galaktikų. Ji juda dėl per tankių regionų gravitacinės traukos ir dėl to, kad trūksta gravitacinės traukos iš visų nepakankamai tankių regionų. Taigi savo vietinėje galaktikų grupėje mes galime išmatuoti savo greitį link didžiausios, masyviausios galaktikos mūsų kosminėme kiemelėje, taip? Tai mūsų kaimynė Andromeda. Atrodo, kad Andromeda juda link mūsų Saulės 300 km/s greičiu. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į Saulės judėjimą paukščių take ir į tai, kad dvi masyviausios vietinės grupės galaktikos, tai yra Andromeda ir paukščių takas, juda vienas link kito maždaug 110 km greičiu, gaunasi, kad po maždaug 4 milijardų metų abidvi galaktikos susidurs ir kartu suformuos itin didelę vieną galaktiką. Kalbant apie judėjimą, papildomai įvertinimas ir gravitacinis kosminių tuštumų atstumimas. Lygiai taip pat kaip tankesnis nei vidutinis regionas pirmiausia trauks jūs, taip ir mažesnis negu vidutinio tankumo regionas jūs pritrauks mažesnę nei vidutinė jėga. Taigi, čia per tankių regionų gravitacinė trauka yra pažymėta mėlyna spalva, o mažiau tankių regionų stumimas raudona spalva, taip kaip jie veikia paukščių taką. Kadangi esame tarp šių dviejų regionų, traukiančios ir stumiančios jėgos sumuojasi, kiekviena prisideda maždaug 300 km/s greičiais, taigi bendras greitis artėja prie 600 km/s. Tikrasis mūsų kosminis adresas ir tikrasis tas kosminis judėjimas yra žymiai sudėtingesni
ir įdomesni, negu mes manėme iki šiol. Tai yra žavu, nes visa tai aprašo vienas paprastas dėsnis vadinamas bendraja reliatyvumo teorija. Didžiausiais masteliais tai reiškia, kad tik gravitacija nulėmė viską, įskaitant mūsų pačių judėjimą per visatą. Taigi mes tiksliai žinome, kaip Žemė juda per visatą ir tai yra gražu ir paprasta. Mūsų planeta ir visos planetos skrieja aplink Saulę plokštumoje, o visa plokštuma juda elipsinė orbita per galaktiką. Kadangi kiekviena galaktikos žvaigždė taip pat juda elipsėje, matome, kad mes periodiškai įeiname, tai išeiname iš galaktikos plokštumos 10 milijonų metų, o užbaigti pilnam periodui reikia 250 milijonų metų. Tai yra viena apskriejimui aplink paukščių taką. Taip pat prisideda ir kiti kosminiai judėjimai, tai yra paukščių takas vietinėje galaktikų grupėje, vietinė galaktikų grupė mūsų superspėčioje ir visa tai atsižvelgiant į mūsų visatą. Taigi, astronomijos ir astrofizikos mokslų dėka mes pagaliau žinome kiek daugiau apie mūsų kosminę kelionę. Gražių ir gerų jums metų. Iki kitos trumpos fizikos paskaitos. Iki.